Labas visiems įsijungusiems šį vlogą. Važiavome į Ermitažą su ypatinga misija. Reikia uošvienei surasti vieną dalyką. Jinai prašė padėkliuko po indai. Žinot, kai dedasi spintelė indai ir tiesiog, kad nuvarvėtų. Nežinau, čia mes rasim ar ne. Kiek peržiūrėjau, nelabai matau, nors internete rodė, kad yra šitam Ermitaže. Kadangi yra tokie specifiški išmatavimai, tai jinai niekur neranda. Paklausė, gal Vilniuje kur rasi. Tai va, turim misiją surasti. Žiūrėsim, kaip čia mums seksis. Ateik, parodysim, kokių žaislų nusipirkom. Nu va, radom, ko reikėjo, nusipirkom, ko nereikėjo. Tu kaip nereikėjo, visada reikia žaislų. Aš žinau, kad per daug perku vyro ir tėvų ir uošvių manymą. Bet man patinka tai pirkt žaislus, taip kaip ir rūbus. Nu žiūrėk, parodykim, ką čia nupirkom. Tai tai išsirinko tokį, nežinau, mašinėlį traukinukas, kas čia. Barška tarška. Bandom išardyti. Žodžiu, tokį skaladėlį čia turiu sudėti va, į tas tokias vietas. Šiaip panašu, nu ne panašu, bet tokio principo tai turim, kad sudėti kaladėlis. Bet nežinau, jisai rinkosi, jam patiko šitas. Ir kitas visai neplanuotai, bet kadangi prie kasos buvo padėtas ir su 10% nuolaida, indaplovė. Vienas padėlis kažkokios. Ne, 2 padėlis. Važiuok, čia reikia dėti fotuką plauti. Pati vaikystė tikrai būčiau norėjus turėti va tokių žaislų. Deja. Todėl dabar žaidžiu. Tai daryti? Čia šiaip sriubai lėkšti. Čia padukas. Čia ir padukas. Mamai duosiu padelį. Va, mes puotaujam su tajuku. Paskui eisim išsiskalbti viskai, ne? Ateik atsigersim. Čia biškį vandens įpyliu. Imk savo padelį. Biškį paršiuonę. Apsirengėm, važiuojam į Ogmijos miestą. Mačiau, ten yra žaidimų kambarys. Bet ten irgi kažkas panašaus, kaip ir sakiau, kad atskiram pastate. Ir ten gimtadienį švęsti visokius ir taip toliau. Nu, bet bandysim žiūrėti. Jeigu nepavyktų nueiti tą žaidimų kambarį, tai eisim į tą zoo, kur yra šalia, kur jau esam buvę. Tai jau fainas, aš dar kartą tikrai nueičiau. Jeigu ne, tai planai keisis tada. Žodžiu, taip ir galvojau, atseit neturiu žaidimams, nėra laiko, kaip pasakyti, nes čia ir darželis vyksta, kaip mačiau. Žodžiu, bet mačiau yra laukia kažkokia žaidimo aikštelė. Einam pažaiskim. Getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Nu, kabin. Nu, va, vakarieniaujam.
Nu, tai jis labiau vakariauja, jis paliko be pietų. Kadangi kaip dažniausiai būna, kai jau ruošiamės pavalgyti, jis užmigo. Tai, nu, žodžiu, šiandien tokia diena biškį keista iš tikrųjų buvo, kad po tos visus dušus, kai jis ten laksi, po tos puodelius vandens bėgančius, sušlapo kiaurai. Ir kojinis, ir batai, ir kelnis. Galvojom arba baigti dieną šiandien viskas, važiuoti namo, arba eiti pirkti kelnių ir tiesiog pratęsti tą visą dieną. Tai kažkaip galvoju, nu vis tiek nenoriu sugadinti tos dienos, kadangi jau išvažiavom, galvoju, tebūnie, einam tų kelnių ieškoti. Šiaip ne taip radom kažkokiais kelnius nusipirkti ir kojinis, batų nepirkom. Tiesiog, bet iki to pirkimo mes dar ėjom į tą zoo parką, gyvūnėlių pažiūrėti, bet šį kartą labai kažkaip taip, nu gal kad antrą kartą visai kitaip pasirodė. Praeitą kartą, kai buvom, labai šilta ten buvo, galvoju, šiek tiek pasivaikščius pradžius, žiūriu vis dar labiau šlampam, nes aišku, nuo batų į visas kelnes geriasi, tai, žodžiu, dar šiek tiek po lauką pavaikščiojom, bet gerai, kad nebuvo šalta. Galvoju, nu gerai, reikia tada nupirkti kur nors tas kelnes, tai įėjom į tą Ogmijos miestą, ten niekur neradau, praėjau visas parduotuvės, bet žinau, kad mintise aš mačiau kažkur, kad yra Baby City ta parduotuvė. Numarėm nupirkti kelnes, bet kol vėl ten nesirinkom tas kelnes, tą jūs užmigo. Tai galvoju, nu dabar reikia leisti ten pamiegoti tiesiog, nes nu čia 5 minutėm užmigo ar sėdinti mašiną, jis tikrai atsibus ir bus nemiegojęs, bus nervuotas ir taip toliau. Jo, nuėjau pavalgyti makaronų, dabar tą irgi makaronų pataisiau. Pasėdėjau šiek tiek, nežinau, kokią valandėlę, gal pusantros, kad nu nors šiek tiek jis pamiegotų. Nes tik įdėjau į mašiną, jisai ir atsibudo. Nauja diena, nauji reikalai. Reikia nueiti siuntą atsimti, dvi reikia išsiųsti, nes ką tik nupirko vieną iš Vinted. Dar vieną reikia iki parduotuvės nueiti, reikia iki vaistinės nueiti, nes baigėsi mano vaistai nuo pūslelinės, nes jau prikibo gražuolė. Tai baigėsi mano vaistai, žiauriai geri vaistai. Man labai jie veikia, tie atsikai, jau tikrai nekartą dalinausi. Tai vieninteliai vaistai, kur man padeda nuo pūslelinės, greičiau išgyt, nuimtos visus perštėjimus, nežėjimus ir kad neišvešėtų jinai. Vieną tabletę dar turėjau, išgėriau, bet tikrai vienos neužteks. Šiaip nesijaučia, kad būtų kažkas, bet nu, matosi aiškiai. Tai. Ir dar gal, nežinau, nes žiauriai vėjuota iš tikrųjų. Aš nesuprantu storų. Šilta, bet labai didelis vėjas. Ir gal nuvažiuosim dar iki vienos vietos, nes man po praeito vlogo rekomendavot keletą vietų aplankyti, tiesiog pasivaikščioti, pamatyti. Iš tikrųjų, įdomios vietos, net nebūčiau pagalvojus ir kiek esu ieškojus internete, sakykim, ką pamatyti Vilniui, ką nuveikti, tokių vietų tikrai nerodė. Bet jūs, šuniukas, bet rekomendavot ir gal nuvažiuosim. Nu tai pasižiūrėsim, bet dabar einam susitvarkyti reikalų. Nešiau stiklą išmesti, nes tai sudaužė mano tą difuzorių ant stalo, kur buvo. Žiūriu, pati sugebėjau įsikelti. O taip supakavau specialiai, numečiau į stiklo konteinerį, bet vis tiek tokį maišą iš pradžių sėdėjau, kad pačiai nesusižeisti, nu ir sugebėjau. Nu, paimsim. Na, o parėjom namo, nusipirkau vaistų, jau išgėriau, kad, žodžiu, greičiau suveiktų. Ir apsipirkom šiek tiek ir jau pasimti siuntą. Iš Biofitus užsisakiau
tokių papildų. Čia yra ašvaganda. Gryna tikra ašvaganda. Kam aš ją pirkau? Tam, kad sureguliuoti kortizolio lygį organizme. Nu, aišku, internetas visagalis, aš prisiskaičiau, ligas nusistačiau ir taip toliau. Kas yra kortizolis? Tai yra streso hormonas, kurį gamina antinksčiai. Ir dažniausiai kortizolį gamina pats organizmas ryte, ypač yra aktyviausia gamyba, tai nepasakysiu tiksliai nuo kelintos valandos, bet maždaug iki 10, tai 11 ryto. Ir kas yra blogiausia, tai kad organizmas pats gamina tą kortizolį vien dėl to, kad pabudinti patį organizmą. Ir dar plus, kas mėgsta rytais gerti kavą ant tuščio skrandžio, tai gaunasi, nežinau, 2-3 turbo dozė to kortizolio. O tas būtent per didelis kortizolio kiekis labai matosi ant pilvo. Nes daugiausiai pagrindinis dalykas yra kortizolio, kai yra didelis organizme kiekis, tai atsirandantis riebalai ant pilvo zonos. Tai aš galvoju, kad man aš nežinau, žinok, aš vis dar vargstu su to savo pilvu, man yra riebus, aš noriu tą riebalą numest, nežinau, tai nusipirkau šitos ašvagandos, ar padės ar ne. Bet aš kaip visada sakau, blogiau gal nebus, tai gal šiek tiek padės sureguliuoti tą mano kortizolį. Šiaip, aš nežinau, aš kažkokio streso nepatiriu, ypač dabar, ta prasme, nėra man ko patirti. Kavos irgi negeriu tokios tikros, grinos, stiprios, aš geriu su pienu ir dažniausiai negeriu ant tuščio skrandžio, visada kažką užvalgau. Tai va, gal padės numušti tą kortizolio lygį, aišku, jeigu pas manęs jis yra, bet aš taip galvoju, kad pas manęs yra. Galvoju, vis dėlto važiuojamės gal pasivaikščioti, ten toks kaip parkas, kažkoks vienžodžių kelias su įvairiausiom neskulptūrom, o tiesiog statiniais tokiais, ten bažnyčios, nebažnyčios, žodžiu kažkokie dalykai tokie. Bet vėjas, kol toks didžiulis, tikiuosi, kad koks medis neužvirs. Kadangi vis tiek jau pasidažiau šiandien, tai reikia išnaudoti tą progą, nes ne kiekvieną dieną dažausi. Aš šiaip dažyčiau kiekvieną dieną, bet man labiausiai nepatinka, kai reikia eiti vakare viską nusivalyti. O dažniausiai einu nusivalyti, kai jau iš vis miego noriu jau šliaužiu į vonę, nes anksčiau nesugebu aš nusivalyti makiažą, bet ne jau kai jau viskas miegas prispaudžia, tada einu valyti makiažo. Ir va dėl to aš dažnai nesidažau, kad nereikėtų vakare eiti valyti makiažą. Žodžiu, ne apie tai. Važiuojam, paeksplorint. Atvažiavome tą Vilniaus kryžių kelias, man atrodo, taip vadinasi. Žodžiu, tiesiog pasivaikščioti. Aišku, aš vaikščiu viena, nes tais užmiego. Tai nežinau, ar čia gerai pataikiau, ar gerai idėja čia su vežimėliu. Nes čia toks, nežinau, pasižiūrėsiu, kaip čia kas toliau, bet kelias, jeigu taip galim pavadinti, ne kažką. Bet gal šiek tiek kažkur prasieis. Ką tik atėjau ten nuo to kalno. Čia į tokį kalną lipau su vežimėliu. Jeigu kas nors mane pamatytų, kad aš šitaip į kalną stumiu čia vežimėlį, pagalvotų, kad bišdurnėlis. Bet, atvažiavau, tai noriu pamatyti. Tai vargšas, aš kratau jį, nes šitoks kelias labai tokiais akmenėm, bet žodžiu. Ir šiaip labai įdomu, kiek čia daug yra tų koplyčių vadinamų vienoje vietoje. Čia kažkas šiaip tiesiog sustatė jas. Ar čia iš tikrųjų prieš kažkiek tai laiko yra sustatytos ant tų visų kalvų. Bet įdomiai. Va dar viena tokia. Bet labai tokia šviežia. Čia nežinau, gal atrestauruotus jos. Paskutinė vakarienė. Čia ne koplyčia, aišku, čia tiesiog kažkoks va toks paveikslas. Norėjau kirsti kampą čia pro vieną tokią tą koplyčią. Prie kažkokio pastato, kad pradėjo signalizacija kaukti ir kameros kažkokios susijungi, žiūriu, mirksi. Ok, galvoju, parašyta, kad pastatas saugo, bet aš iš vis ėjau per tokį kiemą. Tai nesupratau biškį. Kažkaip įdomiai. Bet keista tai, kad
šitam ale parke, prie tų visų koplyčių, yra labai daug pristatyta visokiausių pastatų. Aišku, jie apleisti. Čia įdomu, kas čia. Net neįsivaizduoju, kas čia buvo iš tikrųjų. Čia kažkoks butas, matau. Ne butas, nežinau. Kažkokios sanatorijos apleistos. Gal čia ir gyvena kažkas. Žodžiu, aš tik dabar priėjau tą įėjimą vadinamą į Kalvarijų kryžiaus taką. Tai esu čia. Nu, tiek toli ten neįsiu iki Verkių rūmų, nors nežinia. Trasos ilgis 7-4, 1 valandą 8. Ai, nu nėra ilgai. Trasos vidutiniškai sudėtingas reljefas yra įkalnių ir laiptų. Nu, tiesiog kažkur prasivaikščios. O ten yra kažkas, mačiau, skyrius, vaikų kažkoks skyrius, čia gal ligoninė kažkokia, nežinau, žinokit. Šiaip biškį net nejauku. Čia nežinau, gal kokia iš vis psichiatrinė. Bet vat mašinos važiuoja, kažkas yra. Čia tikiuosi neužpuls manęs kokia meškutė. Žodžiu, čia keliukas jau normalesnis. Aišku, konkorėžių pilna. Na, bent pradžioje atrodo asfaltuota, bet paskui kas čia bus, neįsivaizduoju. Nors ir ten dar tų takų čia daug, aš nesuprantu, pro kur čia eiti. Žodžiu, jaučiu, kad greitai baigsis mano tas pasivaikščiojimas. Nu, miške to vėjo taip nesijaučia. Ošti ošia. Tai tikiuosi neužkris koks konkorėžis ant galvos. Bet čia pasakysiu, nėra labai jauku vaikščiot vienai. Žinot, maniakai irgi vieni mėgsta vaikščiot. Nu, aš ne maniakė. Nu, bet nejauku, žinokit, nu, nėra tos baimės, praeina vienas kitas žmogus, bet tai nežinosiu, kur išlys iš kokių krūmų. Šiaip labai būtų fain pasivaikščioti, nes čia yra daug takiukų, kur nusukti kažką kitur. Aš einu tokiu ale pagrindiniu keliu. Ten kažkokį, ar kažkoks, nesuprantu, pirmin atgal vaikšto. Nu, žodžiu, man atrodo, bus čia nuotykių. Bet čia kokie skardžiai, žinokit, didžiuliai. Nu, gal per kamerą nesimato, bet čia nusiridentum, tai jau nebepareitų, man atrodo. Čia gal nėra dar taip gilu, bet kitoj pusėje ten buvo kažkaip toks atrodo labai bedugnė. Bet jau, tikiuosi, erkių neprisigaudysiu. Aš nežinau, jaučiu, kad čia nekoks sprendimas buvo su vežimėliu tvaryti, nes, pavyzdžiui, ten tai iš vis bedugnė. Aš ten tą kalną net neįlipčius pakalnę. Bet ten šiaip įdomiai, matau, vanduo teka. Jaučiu, kad ne. Kaip įsigandau, prie jo pranos, čia koplyčia, nežinau. Žiūrėkit. Tai taip, žinok, biškai nejaukiai. Čia ne 3D, tiesiog vidų skulptūra. Ir aš čia, kaip suprantu, yra kažkokia, nežinau, sanatorija, gal kažkas. Pušyno kelias vadinasi. Bet jau taip apleista, kažkokie žmonės yra ten, kažkas vyksta. Bet jau taip apleista visa teritorija, kad, žinokit, kraupiai viskas atrodo. Dabar einu link Verkių bažnyčios kažkokie. Čia šiek tiek geresnis kelias. Nežinau, ar čia praeisiu, nes apsisukau ten nebėjau pakalnę, kadangi nežinojau, koks ten kelias, ar aš ten iš vis išlysiu. Tai jau uždėjau važiuoti iki mašinos, bet galvoju, gal dar čia paeisiu šiek tiek. Mačiau, žinokit, prasilenkiau su viena šeima, irgi su vežimėliu važiavo. Bet arba jie čia pirmą kartą, arba žino, kad galima ten praeiti ir važiavo. Bet čia kelias geresnis.
Ir šiaip žmonių jau visai nemažai atsirado vaikščiotojų. Tai aš galiu pasakyti tik tiek, kad čia su mažais vaikais, su vežimėliais, čia netgi su dviračiais. Nors čia dabar, kur einu, rodė, kad dviratis nupieštas, tai galima greičiausiai ir su dviračiu važiuoti. Nes ten iš pradžių, kur jau, tai ten iš vis nesame. Ten, žodžiu, turi būti nutraukt galvis, kad tokiu keliu važiuoti. Bet šiaip jo, įdomiai būtų pasivaikščioti man. Bet tikrai nesu vežimėliu. Ir tikrai nesu tajuku, nes jam čia per sunkus kelias būtų. O dabar, žiūriu, visai neblogas miškiukas toks. Gal bus padorus keliukas. Žodžiu, aš visai neišprusus bedievi. Tik dabar, o taip, einant, kandžiai, supratau, kad čia yra kryžiaus kelias vadinamas. Pavyzdžiui, Žemaitijoje, kur būna irgi Kalvarijoje, tai yra Kalvarijos miestelis, čia man atrodo Vilniuje irgi yra Kalvarijos. Ten yra Kalvarijų atlaidai vadinami. Aš nežinau, kaip literatūriškai pasakyti, gražiai atlaidai. Bet žodžiu, kur eina tikintieji į tas stoteles ir kažkaip ten jie meldžiasi. Ypač kas pirmą kartą eina tos vadinamus kalnus. Aš čia iš žemaitiško tų visų pasakysiu, kad kas eina tos vadinamus žemaitiškus kalnus Kalvarijų, tai pirmą kartą prie kiekvienos tos stotelės vadinamos turi gulėti kryžium ant žemės. Esu ir aš gulėjusi. Kažkada labai senai vaikas, kai jau pirmą kartą į tos vadinamus atlaidus. Jie labai ilgi, iš tikrųjų yra žiauriai tokie ilgi. Ilgai užtrunka, nežinau, kiek čia tų stotelių yra. Bet va, aš supratau, kad čia tuo tikslu ir yra. Tik nežinau, ar čia dar kas nors taip daro, bet greičiausiai daro. Ir tiesiog čia kas tiki, tas žino tokius dalykus. Tik aš sakau, biškį buvau primiršus ir man kažkaip atsigamino, nes kai pamačiau ant kiekvienos tos koplyčios, vadinamos stotelės, tos romėniškus skaičius, tiesiog skaičiais čia. Prie kiekvienos stotelės eini ir meldiesi. Ten kažkur apačioje yra šaltinis, mačiau žmonės nešasi taras tiesiog vandens prisipilt. Aišku, aš nenueisiu, nes neišeinu, tiesiog tajus nenoriu palikti čia vienu, net negaliu palikti. Ir nežinau, kiek ten toliai eiti, bet nesimato žmonių. Tiek to. Mano kompanionas atsibudo. Sakyk, neįmanoma miegoti tokiu keliu važiuojant, tai čia ir šiaip gerai pamiegojo dar kokią 1,5 valandos. Ne? Kita. Nesuprantu, žinokit, kas čia per pastatai. Ten dar kartą praėjau, kur sakau, kad ten viešbutis, ten ant vieno pastato užrašytas vaikų skyrius, kaip ir sakiau. Dabar čia tokie, liktai gyvena kažkas, liktai ne, gėlės ant palangių kai kur yra, bet tai viskas apžėlė, tai viskas apleista. Aš žinokit, nežinau, čia tiesiog siaubo kažkoks ligoninė, siaubo viešbutis. Tame pirmajam ten kažkas buvo, sakau, gėlės iki maišiukas padėtas, tikrai neturėtų būti senas. Keista. Čia tai tikrai viskas apleista. Yra čia tas kameras, kur norėjau praeiti ir pradėjo pipsėti smarkiai. Tai nežinau, ar čia tas pats nebus. Ir keisčiausia tai, kad bandžiau googlinti, ieškoti, kas čia yra. Nieko nerodo, nei to adresu. Ir per Google Maps rodo, kad čia kažkokie pastatai yra.
bet visiškai nieks neįvardinta, kas čia yra. Tai nežinau, žiūri įdomiai. Labai įdomu sužinoti, kas čia buvo iš tikrųjų. Dabar čia, sakau, daugelis pastatų apleista. Tas vienas ten prieki kaip barakas kažkoks atrodo yra gyvybės. Ir toj pačioj vadinamoje, nežinau, ligoninėj, kas ten, tas vidurys ten taip sutvarkytas naujoviškai. Tas pats įėjimas ir keletą moterų ten buvo. Bet kad čia kažkas veiktų, tikrai netikiu. Nu, man dabar nervai ima, kad nežinau, kas čia yra. Negalėjau sužinoti, kas čia yra ir kodėl čia niekas neveikia. Nu, žinokit, išsiaiškinau. Pagaliau. Nedavė ramybės man tas visas kompleksas apleistas. Pasirodo, ten netaip ieškojau. Nežinau, kodėl man sušvietė, aš vedžioju į paiešką pušynų namai. Nors ten aiškiai parašyta pušynų kelias. Tiesiog visur buvo parašyta pušynų kelias, o aš pušynų namai kažkodėl išpojau. Tai pasirodo, ten yra prieš 3 metus uždaryti reabilitacijos namai. Šiandien sekmadienis. Ir ne bet koks sekmadienis, o paskutinis mėnesio sekmadienis vyksta nemokami muziejai. Ką, galvojam, pasinaudosim šitą progą pirmą kartą, nesam išnaudoję tokios progos. Ir nuvažiuoti į vieną muziejų, kuris yra taip pat labai rekomenduojamas, labai visų giriamas. Tai energetikos ir technikos muziejus Vilniuje. Čia netoli. Šiaip jau yra 3 valanda. Aš specialiai tempiau šiek tiek laiką, kadangi šiandien nemokami muziejai, tai tikrai daug kas žino. Ir galvoju, bus iš ryto daug žmonių, tai šiek tiek po pietų važiuojam, gal bus mažesnis kiekis. Dirba iki 6:30, tai manau, va taip 3 valandėlių, 2,5 mūsų užteks pilnai. Getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Nu, pasikultūrinom ir labai patiko, žinokit, tas muziejus, kadangi ten ne tik objektai, sakykime, kažkokie seni, bet ir visos tokios inovacijos ir plus tokie interaktyvios ekspozicijos. Aišku, labiausiai tai patiko, nes ten kaip vienas didžiulis žaidimų kambarys, viską galima paliesti, pabandyti, pamėginti, nu, aišku, ne viską, bet ten yra tikrai daug tokių dalykų, kur galima pačiam sudalyvauti toj veikloje, toj visoj fizikiniai, tam fizikiniuose dėsniuose, tai žinokit, šiaip tikrai patiko. Žmonių, aišku, va tiek. Nu, aš nežinau, kiek paprasta diena, sakykime, būna, bet šiandien tikrai nemažai. Ir ypač prie tokių va tų interaktyvių žaidimų,
pilnus su vaikais ir tikrai daug žmonių. Į kai kuriuos neėjom, nes buvo į 2 mokami. Ten vienas toks iš vis ten jau naujus inovacijos, ten kažkokie, nežinau, ten dalyvauti kažką reikia, kažkokius taškus rinkti, bet galvom neįsim ten. O kitas buvo, labai pamiršau, bet žinokit, ten vaikams labiau tas toks kaip labirintai kažkokie ten, žodžiu, dūkti. Žodžiu, va tiek. O dabar einam pasigaminti vakarienės. O kas vakarieniai? Naujas dalykas, kaip čia Lietuvoje naujas dalykas, nebandžiau, bet čia yra analogiškai tas dalykas, kaip aš Danijoje prenumeruodavau iš HelloFresh. Čia matėte, aš turėjau užsivedus tą 7-paką, kur atveždavau jau pagamintus maisto indėlius, bet čia tiesiog yra atveža produktus ir kokį tu išsirenki patiekalą ir būtent tam patiekalui atveža tos produktus, o tu tiesiog pasigamini. Tai man Danijoje labai patiko tas variantas, ta visa prenumerata, bet nepatiko, daniškas meniu ir tie skoniai tokie šiek tiek keistoki jų yra, bet buvo įdomu išbandyti, tai galvoju, išbandysiu ir Lietuvoje. Ir tiesiog pats pasigabini, šiltas, čia maistas ką tik paruoštas, tai daug skaniau, nes man tas 7-pack nepatikdavo, kad reikėdavo šildyti ir vis tiek nebūdavo tas ką tik paruoštas maistas. Tiesiog atsibodo po kurio laiko. Įsirinkau 3 patiekalus, 3 vakarienės, kaip pasakyti, nes ten gali kiekvienai dienai išsirinkti, bet aš įsirinkau 3. Kadangi minimum galima užsakyti 2 žmonėm, man 2 žmonėm per didelį porciją, nes tą jūs irgi nedaug suvalgyti. Vis tiek ėmiau 2 porcijom, 2 žmonėm. Tai realiai man bus 2 dienom. Arba antrą dieną tą patį gaminsiu, sakykime, arba kitą dieną, arba tiesiog pasidarysiu kaip paruoštuką ir kitai dienai suvalgysiu. Žodžiu, čia užsakiau 3 vakarienės ir realiai man užteks 6 vakaram. Nes mes į dieną porą kartų valgom pusryčiai ir tada arba pietus arba vakarienė. Ir šitie 3 patiekalai kainavo 8 eurai. Tai tikrai pigiau nei nueiti į kavinę 3 kartus pavalgyti dviese. Tikrai daug pigiau, nes mes vieną kartą einam į kavinę dviese su vyru, tai taip dažniausiai visada išleidžiam. Aišku, galėčiau, sakykime, nes ten receptai yra parodyti, kiek ko reikia, galėčiau nusipirkti tos produktus ir pati pasigaminti, neužsakinėti. Nežinau, ar tai būtų pigiau, manau, kad ne, nes vis tiek, sakykime, tau reikia česnako ten poros skiltelių, tu turi pirkti visą česnaką. Tau reikia ten garstyčių kokį šaukštelį, tu turi pirkti visą indelį garstyčių. Suprantat patys, kur yra logika. Aš šitą maišelį gavau prieš išvažiuojant į muziejų, tai tik pasidėjau šaldytuvą, nežinau netgi kas čia yra. Aišku, ką aš sakiau, žinau, vienas vištienas, vienas žuvies patiekalas ir kitas bus kiaulienos. Čia kiaulienos yra. Va, yra visas. Gerai, galvau, kad meniu nebus. Va, įdėtas meniu ir čia šiandien, vienas patiekalas bus kiaulienos iš pievos kepsneliai su paprikų, svogūnėlių ir bulvių grūstine. Šiaip skanus ten patiekalai, kaip mačiau, kaip žiūrėjau. Ir čia, pavyzdžiui, kas yra. Yra mėsytės 2 patiekalai. Ne, čia mėsytė. Mums sutaito tikrai čia pilnai netgi dar liks. Va, paprikos marinuotos. Čia kas svogūnėlis, man atrodo, marinuoti svogūnėliai, grietinėlė, čia, man atrodo, bulvės ir česnakų skiltelė. Bet aš šiandien norėsiu daryti ir žuvį, kadangi vis tiek žuvis greičiau, kaip pasakyti, genda. Aš vakarą darysiu lašišą, čia dar užšalusi. Tai yra lašišos 2 gabaliukai. Va, didžiuliai, tikrai čia mūsų tajų. Ir čia su vyru užtektų mums. Ir bus pomidorais užkepta lašiša su ryžiais ir daržovėmis. Va tokia. Tai 2 lašišos, kukurūzai, pomidoras, čia krapai, sūris, kaparėliai, netgi ryžių maišiukas. Ir dar čia prieskoniai ir svogūnai, paslakai. Žodžiu, žiūri, fain, eina pasigaminau žuvytę. Taip, žinoma, reikia kažką dar turėti ir namuose produktų savo. Bet ten tokie lengvi, pavyzdžiui, aliejus, kiaušiniai. Kartais mačiau druska, pipirai, pagrindiniai dalykai. Ir būtent šiam patiekalui mačiau reikės bazilikų. Jo. Bet aš nepirkau šviežių bazilikų, aš tiesiog pirkau baziliką ir dar čiabrelį kažką, rozmariną, man atrodo, kažką ten dar vieną nusipirkau iš tokių džiovintų. Vis tiek kvapą kažkokį priduos ir skonį, manau, nebūtinai ten turi būti šviežis.
Nu va, koks šedevras. Įsidėjau tik tikrai nemažai. Tai einam ragauti. Tai jo, užtrukau šiek tiek ilgiau. Nu, žinot, kai gaminat iš atminties kažkokį savo patikalą, tai greitai viskas gaunasi. O čia kiekvieną, kad tik nepraleisti kažko, kad, žodžiu, teisingai pagaminti, tai šiek tiek užtruko. Lašiša kaip gerai viskas iškėlė. Labai, prasme, nedaug produktų reikia. O dievų maistas. Net ašaras išbėgo. Koks skanumėlis. Žodžiu, mes einam valgyti, nes čia labai skanu. Ir šitam vlogui atsisveikinu su jums. Taip parodyk ate. Tai jau, ate sakyk visiems. Ate, sakyk, ate. Ačiū, kad žiūrėjot ir susitinkam kitame mano video. Čiau.